Sveiki, mėly bičiuliai! Kaip jau ko gero žinote, šiame LRT televizijos sezone Gustavo enciklopedijoje mes su profesoriumi Kalėdausku laivu plaukiame aplink pasaulį. Tyrinėjame ir toliau tyrinėsime vandenynus, bet esame sausumos gyventojai, todėl niekada nepamiršime ir gimtojo kranto. Šiandien tyrinėsime svarbę temą. Kalbėsime apie Lietuvos miškus, girias. Ir ne šiaip sau girias, bet sengirės. Jūs, ko gero, norėtumėt paklausti, o kas yra tos sengirės? Sena giria arba sutrumpintai sengirė – tai erdvė miške, kurioje viskas vyksta natūraliai, be jokio žmogaus įsikišimo, miško tvarkymo pagal savo supratimą. Sengirėje niekas nekerta medžių. Jie auga, gyvena ir miršta pūna savaime. O taip pat savaime atsinaujina kartu su visa sengirėje esančia biologinė įvairovė. Plačiau apie tai pakalbėsime, kai pasižiūrėsime ir pasiklausysime, kągi mums papasakos istorikai Liudvikas ir Leonardas. Sveiki, mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai, kaip ir kiekvienoje laidoje jūsų dėmesiu skirelis Pažink gimtąjį kraštą ir jo simbolius. Aš esu skirelio vedėjas istorikas Liudvikas, o priešais mane kolega istorikas Leonardas. Šiandien apsilankysime Telšiuose, susipažinsime su šio miesto herbu. Kolega Leonardai, ar aš viską teisingai pasakiau, nieko nesupainiojau? Kol kas nieko nesupainiojate, kolega Liudvikai, nors esate didelis mėgėjas pasipainioti. Nepyk, Liudai, čia toks mano pajuokavimas, kad būtų linksmiau. Žinoma, bičiuli Leo. Visi žino, kad jūs turite ypatingą humoro jausmą. Bet ir aš pasitaikius progai jums kalingas neliksiu. O dabar surimtėkime. Telšiai vadinami Žemaitijos sostinė. Yra net toks miesto riboženklis, parašytas žemaičių tarme. Telšė Žemaitėja suostenė. Seni žmonės pasakoja, kad miestą kadaise įkūrė milžinas žemaičių didvyris Džiugas, arba Telys, o gal Telšys. Jis neva gyvenęs ant Džiugo kalno, kuris dabar vadinamas Džiuginėnų piliakalniu. Tai tas milžinas buvo Džiugas ar Telšys, niekaip negaliu suprasti. Na tiek to, kiekvienas pasakininkas vis kitaip pasakoja. Telšiai tai vandenvardinis vietovardis, kilęs nuo nedidelio Telšės upelio. Galimas dalykas, ten kažkada buvęs ir Telšės ežeras. Mieste yra graži Šventojo Antano Paduviečio katedra, pastatyta 1791 metais. Ir nuostabus vyskupų rūmai, čia veikia kunigų seminarija. O pietinėje Mašio ežero pakrantėje miesto parkas su Žemaitijos kaimo muziejumi. Ir dar Zakso kalno papėdėje stovi paminklas, skirtas iš Telšių krašto kilusiam pirmajam Lietuvos jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui. Aš didžiuojasi, kad su žymiuoju kapitonu esame bendravardžiai. O Telšių miesto herbas mėlyname fone pavaizduotas šventas Stanislovas, prikeliantis iš kapo Piotroviną. Tokį herbą su Krokuvos vyskupo Šventojo Stanislovo atvaizdu Telšiams kartu su miesto teisėmis 1791 metais suteikė Lietuvos ir Lenkijos karalius Stanislovas Augustas. Kolega Leonardai, o kas buvo tas Piotrovinas, kurį šventasis Stanislovas prikėlė iš kapo? Tai jūs man pasakykite, kolega Liudvikai,
Negi jūs nežinote, kas buvo Petrovinas? Žinau, kaipgi aš nežinosiu. Petrovinas tai žmogus, kurį šventasis Stanislovas prikėlė iš kapo. Bet svarbiausia, kad dėl Telšių herbo Žemaitijos žmonės nerimsta. Daug kas mano, kad Telšių Žemaitijos sostinės herbe turėtų būti pavaizduotas žemaitiškos jėgos tvirtumo simbolis – lokys, arba kitaip tariant meška. Ir ant kai kurių kitų Žemaitijos miestų herbų galima pamatyti lokį. Va, ant Šiaulių herbo taip pat matome lokį ir dar kitą žvėrį – jautį. Laukiniai žvėris, paukščiai senovės Lietuvoje buvo svarbus, ypač lokys ir jautis arba tauras. Tauras, galima sakyti, tai valdžios simbolis. Medžioti šitą žvėrį turėjo teisę tik kunigaikščiai. Tauras yra pavaizduotas ir Kauno miesto herbe. Bet iš tiesų, kas buvo tas Petrovinas, kurį šventas Stanislovas prikėlė iš kapo? Gal jūs žinote, mieli žiūrovai? Na, bet mūsų skyrelio laikas jau pasibaigė, likite sveiki, susitiksime kitoje Gustavo enciklopedijos laidoje. Taigi, brangieji, tęsėme pokalbį apie Lietuvos sengires. 2017 metais režisierius Mindaugas Survila sukūrė filmą, kuris taip ir vadinasi – Sengirė. Filmo autoriai norėjo atkreipti dėmesį į sparčiai kertamus senuosius Lietuvos miškus. Pusė filmo gautų pajamų buvo skirta pirmiesiems Sengirės fondo miško sklypams įsigyti. Pagrindinis Sengirės fondo tikslas – atkurti ir saugoti senąsias girias. Jau globojama daugiau nei 300 hektarų senųjų miškų įvairiose Lietuvos vietose. Sengirės tai ne tik medžiai, tai namai tūkstančiams gyvūnų, augalų ir grybų rūšių. Šiandien aš jums norėčiau parodyti ir papasakoti apie kai kuriuos retus Lietuvos paukščius, kurie be senų žmogaus neliečiamų miškų negalėtų išgyventi. Pasižiūrėkite pirmąjį mūsų kūrybinės grupės parengtą reportažą, o iškart po jo susitiksite su triušiu Padaba Dumu, senojo ąžuolo uokse fantastinių istorijų skyrelyje. Kur dar yra seni miškai, kur dar auga dideli medžiai, ten dar vis gyvena didingi, gražuoliai paukščiai. Štai uralinė pelėda, vienas stambesnių Lietuvoje gyvenančių pelėdų, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Prieš porą dešimtmečių apie šią rūšį Lietuvoje buvo mažai kas žinoma, tačiau šio amžiaus pradžioje uralinė pelėda buvo aptikta Biržų girioje. Dabar mokslininkai teigia, kad šių paukščių Lietuvoje peri tik apie 80, o gal 100 porų. Didžiausią grėsmę uralinėms pelėdoms kelia miškų kirtimas, nes šie paukščiai mėgsta senus medžius, kurių drevėse, uoksuose, tuščiavidurių kamienų ertmėse suka lizdus. O va stambiausias Lietuvos pelėdinis paukštis – didysis apuokas. Jį pažinsite iš virš akių styrančių antakių, plunksnų, baltos su juodais dryžiais krūtinės. Beje, žemaitiškai didysis apuokas vadinamas ivs. Taip, ivs. Lietuvoje jis itin retas, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Didžiojo apuoko nykimo priežastis – senų brandžių miškų kirtimas, turistų keliamas triukšmas, intensyvi žmonių ūkinė veikla. Pasigrožėkime dar vieną pelėdžiukę. Tai nedidukė lututė. Jos labai žavūs dideli apvalūs skruostai. Lututė mėgsta spygliuočių miškus, kaip ir dauguma pelėdinių paukščių aktyvi būna nakties metu, o dieną slepiasi tarp medžių šakų. Lizdus krauna uoksuose, drevėse, minta smulkiais graužikais, medžioja kitus nedidelius paukštelius. Tetervinai taip pat vis rečiau pastebimi laukinėje gamtoje.
Tetervino patinas, stambesnis už patelę, pasipuošęs raudonų antakių raukšlėmis, kurios ypač išryškėja tuoktuvių metu. Paukščio plunksnos juodos, o sparnuose matomi balti dryžiai. Patino uodega yra ilga ir lenkta į viršų, sudaranti išskirtinę lyros formą. Tetervino patelė, kitaip nei patinas, yra mažiau pastebima dėl rudos spalvos plunksnų su gelsvai rusvu ir juodu margumu. Poravimosi metu patinai skleidžia garsus panašius į burbuliavimą. Paukščiai susirenka į tam tikras atviras vietas ir ten vyksta kovos dėl patelių. Jaunikiai išpučia krūtines, demonstruoja išskleistą lyros formos uodegą, šnypščia ir burbuliuoja. Tetervinai gyvena miškingose, taip pat atvirose teritorijose, kur susimaišo miškai ir pievos. Labas rytas, mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai bei radijo stoties Benbenas klausytojai. Prie mikrofono laidos vedėjas specialusis korespondentas Triušis Padabadumas, o studijos svečias mūsų apylinkių gyventojas Rudasis Lokys. Gerbiamas Loky, praėjusioje laidoje tavo bičiulis Vilkas Pilkaitis pasakojo neįtikėtiną istoriją apie tai, kaip jis medžiojo avis. Ar teko girdėti? Na, žinoma, girdėjau. Ir mūsų apylinkių gyventojai girdėjo. Labai visi juokėsi, sakė. Ir iki ko mes visi nusirėtom, kad tokius niekus per radiją transliuoja. Ir prisigalvok tu man dalykų, kuriais net mažas vaikas nepatikės. Negi, Triuši, nėra rimtų temų, kurias vertėtų panagrinėti. Tai gal, gerbiamas Loky, galėtume tokią rimtą temą pasiūlyti? Žinoma, kad galėčiau. Štai Vilkas dar yra pasakojęs, kad su Lapinu Pilipu apsivilkęs skafandrus nardė vandenyno gelmėse ir ten neva matė kašalotą, milžinišką dantytą į banginį. Čia vadinas kažkokia sensacija? Aš, kai nardžiau vandenyne, tai mačiau tokių dalykų, kuriais turėtų susidomėti viso pasaulio aukščiausių mokslo ministerijų direktoriai. Štai paklausyk. Kartą išplaukiau kartu su Gustavu, profesoriumi Kalėdausku laivu į vandenyną. Apsivilkau skafandrą ir nėriau į patį dugną. O ten pamačiau, žinai ką? Tu žinai, kas yra vandeniai bei undinės? Tai pusiau žmonės, pusiau žuvis. Daug kas sako, kad visa tai pasakos. Nėra jokių vandenių, anei undinių. O vat yra. Ten vandenyno dugne yra visas vandenių miestas. Pastatai, namai, kaip ir žmonių pasaulyje. Ir vandeniai gatvėmis nevaikšto, o plaukinėja. Ne automobiliais, autobusais, o raiti ant banginių ryklių vėžlių keliauja. Na, pasižvalgiau po miestą ir nuplaukiau į užmiestį, taip sakant, į gamtą. Žiūrėkite laidą toliau, mes dar sugrįšime. Ar žinote, mėly bičiuliai, kas yra gamtiniai rezervatai? Gamtiniuose rezervatuose griežtai draudžiama bet kokia žmogaus veikla. Ten dirba tik mokslininkai, kurie stebi gamtoje natūraliai vykstančius procesus. Rezervatai yra vienintelės teritorijos, kuriuose miškai turi tikimybę tapti sengirėmis. Didžiausia Lietuvos sengirė, į kurią draudžiama įžengti žmogui, yra Ažvinčių gamtinėme rezervate, Aukštaitijos nacionalinėme parke. Šioje laidoje jau pradėjome pasakoti apie kai kurias paukščių rūšis, radusias prieglobstį senuose Lietuvos miškuose. Manau, kad jūs, mėly žiūrovai, nesate matę šių paukščių laukinėje gamtoje. Dabar pasižiūrėkime, kokie dar paukščiai slepiasi senuose Lietuvos miškuose. O kiek vėliau, kaip ir visada, su Gustavu susitiksite laivo virtuvėlėje, kulinarinių pamokėlių skyrelyje. Vištinių paukščių būriui priklausantis vakarinis kurtinys yra vienas stambiausių Lietuvos miškų paukščių. Tiksliau, stambus yra kurtinio patinas, beveik kalakuto dydžio. Uodega apvali kaip vėduoklė,
Smakro plunksnos ilgesnės už kitas galvos plunksnas, todėl kai paukštis jas pašiaušia, atrodo lyg būtų su barzda. Virš akių nedidelės raudonos spalvos dėmės, vadinamos papuošalais. Kurtinių patelės daug smulkesnės už patinus, rudos su baltomis ir gelsvai rudomis dėmėmis. Kurtiniai labai greitai, lengvai it balerinos bėgioja žeme. Šie paukščiai taip pat reti įrašyti Lietuvos raudonąją knygą. Vengia žmonių, jiems reikalingi mišrūs, pelkėti miškai. Lietuvoje vakarinis kurtinys yra viena labiausiai nykstančių paukščių rūšių. Patinų visoje Lietuvos teritorijoje priskaičiuojama tik iki 300. O štai juodasis gandras, išskirtinai senųjų miškų gyventojas, vengiantis žmonių kaiminystės. Mokslininkai, ornitologai pabrėžia, juodieji gandrai nyksta dėl jų namų, senų brandžių miškų naikinimo, kirtimo. Taigi prarandami ne tik seni galiūnai medžiai, bet ir juose gyvenantis paukščiai. Dar vienas sparnuotas, skiauterėtas gražuolis paukštis kukutis, taip pat įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Kukučio išvaizda labai išskirtinė, šio paukščio nesupainiosi su jokiomis kitomis rūšimis. Kukučio apdaras rusvai gelsvas su juodomis ir baltomis spalvomis. Labiausiai pastebimas didelis ryškios molio spalvos su juodais plunksnų galiukais kuodas ant galvos. Su išskleistomis kuodo plunksnomis kukutis panašus į senąjį Šiaurės Amerikos gyventoją, indėnų vadą su plunksnų karūna. Kukutis maisto ieško ganyklose, pievose, arimuose, patikrina visas vietas, kur tik gali rasti vabzdžių, mėšlavabalių, purplių ir grambuolių, kitaip tariant, karkvabalių lervų pasislėpusių po žeme. Sveiki sugrįžę į radijo stotį Ben-Benas. Na, pasižvalgiau po miestą ir nuplaukiau į užmiestį, taip sakant, į gamtą. Ir ką tu sau manai? Ten panašus į mūsų miškai auga. Staiga matau, didelis medis stovi, o jo viršūnėje bičių uoksas, o bitės su žuvelių uodegomis plaukinėja pirmyn atgal, nektarą neša, medų gamina. Galite visą tai įsivaizduoti, mieli žiūrovai? Iš pradžių aš pamaniau, kad man tik vaidenasi, bet iš kitos pusės pagalvojau, jeigu yra žmonės, pusiau žuvis, tai yra vandeniai, kodėl negali būti bičių undinėlių? Kasgi suneš medų, be kurio, aš manau, nei bitėms, nei žmonėms nebūtų gyvenimo. Ir vandeniai, undinėlės privalo turėti medaus. O čia dar prie to medžio uokso lygiai toks pat kaip aš lokys. Priplaukė, tik su žuvies uodega vietoj kojų. Iš uokso galva kyštelėjo bitė undinėlė, klausė, tai kiek medaus šį kartą imsi loky? Lokys, porą stiklainiukų šeimininkėlė. Sumokėjo bitei porą auksinių pinigėlių, tai jam porą stiklainiukų medaus atidavė. O lokys vandenis priplaukė prie manęs, draugiškai pasisveikino, paklausė, kaip lokiams sausumoje sekasi. Mes truputėlį šnektelėjome, o atsisveikindamas lokys vandenis man vieną stiklainį vandenino bitelių undinėlių medaus padovanojo. Va, triuši padabadumai, aš šį stiklainį kaip įrodymą į tavo radijo stotį atsinešiau. Pasižiūrėk, ant stiklainio etiketės bitė undinėlė su žuvies uodega nupiešta. Imk, triuši, paragauk. Aš jau ragavau, visai neblogas medus, tik truputėlį dumblu ir žuvimis kvepia. Ačiū, Loki. Aš nesu medaus mėgėjas, bet tavo papasakotą istoriją tikiu. Mėlygus tavo enciklopedijos žiūrovai bei radijo stoties Ben-Benas klausytojai, čia buvo laidos skyrelis, kuris vadinasi Tiesa slypi kažkur anapus. Ir aš, skyrelio vedėjas, specialusis korespondentas Triušis Padabadumas. Dėkojame svečiui Rudajam Lokiui už neįtikėtiną istoriją. Likite sveiki iki kitų susitikimų.
Mėly bičiuliai, šiandien mes išsikepsime tokių paprasčiausių, bet labai gardžių blynelių įdarytų varškę ir sūrių. Vietoj blynelių aš naudosiu štai tokius armėniškos duonos gabalėlius, nedidelius kvadratinius. Taip pat dubenėlį aš turiu 200 gramų varškės, dar reikės 1 kiaušinio, žiupsnelio druskos, geros saujos tarkuoto fermentinio sūrio ir taip pat dar dubenėlyje turiu 2 išplaktus kiaušinius. Tuose kiaušiniuose reikės pavolioti jau suformuotus blynelius ir tuomet kepti keptuvėje. Taigi pradedam. Į dubenėlį, kuriame yra varškė, įmušiu 1 kiaušinį, versiu žiupsnelį druskos ir viską išmaišysiu. Druskytės. Maišam. Ir įbersiu nemažą saują tarkuoto fermentinio sūrio. Taip, po truputėlį taip. Aha. Dar šiek tiek. Ir vėl viską išmaišom. Viską išmaišiau, bet dar reikia ant rankų užsidėti kulinarinės pirštinaitės, nes dabar reikės formuoti blynelius. O štai šitaip gerai. Taip, paimsiu 1 armėniškos duonos lavašo kvadratėlį, pasidėsiu ant lentelės ir čia užtepsiu sluoksnelį įdaro. Taip, kažkaip panašiai štai šitaip. Taip. Ir šitą blynelį suviniosiu kaip kilimėlį. O, 1 blynelis paruoštas. Lygiai taip pat suformuosiu ir kitus blynelius. Taip. Viskas, visi blyneliai suformuoti, šie 4. Dabar juos pavoliosiu, kiekvieną iš jų pavoliosiu plaktuose kiaušiniuose, dėsiu į keptuvę su trupučiu kaitinto aliejaus ir apkepsiu iš visų pusių. Į keptuvę. Iškart kitą. Tegul truputėlį pakepa viena pusė, o tuomet atsargiai mėginsime blynelius apversti. Na kągi, blyneliai labai gražiai jau beveik baigia kepti. Man dar reikia susitvarkyti stalą, todėl dabar trumpa pertraukėlė, o tuomet blynelius jau ragausime. Tai va, mėly bičiuliai, blyneliai iš armėniškos duonos lavašo įdaryti varškę ir tarkuotų fermentinių sūrių jau iškepti. Štai pasižiūrėkite, porą įsidėjau lėkštę, gražiai atrodo, ar ne? Dabar 1 perpjausiu per pusę, pasižiūrėsime, kaip viduje atrodo ir paragausiu. Puikus derinys. Varškė ir tarkuotas fermentinis sūris. Pikantiškas skonis. Pusrytėlis geras. Labai neblogai. Labai.
Mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai, ši laida jau baigėsi. Visas programas vaikams bet kada galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Likite sveiki, susitiksime kitą savaitę sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo.